Mūsų planeta pilna gyvybės susidūrė su augančia krize. Nuo klimato kaitos iki taršos, žmonių veiklas stumia ekosistemas prie ribos. Oras, kuriuo kvėpuojame, vanduo, kurį geriame, ir žemė, nuo kurios priklausome, yra pavojuje. Tai mūsų pačių sukurta krizė, mūsų nepagarbos gamtos pasauliui pasekmė. Laikas savęs raminimui jau seniai praėjo. Privalome veikti dabar, kad apsaugotume savo planetą, dėl savo išlikimo ir dėl ateities kartų. Rachel Carson knyga Tylus pavasaris, išleista daugiau nei prieš pusę amžiaus, buvo lyg žadintuvas. Jie atskleidė pesticidų, cheminių medžiagų, skirtų naikinti keliamus pavojus, turinčius nenumatytų ir pražūtingų pasekmių. Carson knyga paskatino judėjimą, įžiebė visuomenės susirūpinimą aplinka ir paskatino sukurti aplinkos apsaugos agentūrą Jungtinėse valstijose. Jos palikimas yra griežtas priminimas, kad mūsų veiksmai turi toli siekiančių pasekmių. Esame subtilaus gyvenimo tinklo dalis, glaudžiai susiję su visomis kitomis žemės rūšimis. Šiandien priimami sprendimai nulems mūsų planetos likimą. Turime rinktis išmintingai, gerai suprasdami visų gyvų būtybių tarpusavio ryšį. Žemė yra mūsų vieninteliai namai. Jos ir mūsų ateitis priklauso nuo mūsų noro keisti savo įpročius ir pasirinkti tvaresnį kelią. Tai kelias, reikalaujantis esminio mūsų požiūrio pasikeitimo, pripažinimo, kad nesame gamtos šeimininkai, o ne atsiejama jos dalis. Pesticidai, dažnai vadinami pažangos įrankiais, iš tikrųjų yra masinio naikinimo ginklai. Šie cheminių medžiagų mišiniai skirti kenkėjams naikinti, beatodairiškai nuodija aplinką. Jie sunkiasi į dirvožemį, teršia mūsų vandens kelius ir kaupiasi maisto grandinėje. Poveikis laukiniai gamtai yra katastrofiškas. Paukščiai nutilę nuo toksiško pesticidų poveikio išnyksta iš mūsų dangaus. Žuvys, kurių populiacijos sunaikintos, išnyksta iš mūsų upių ir ežerų. Vabzdžiai, gyvybiškai svarbus apdulkintojai, išnyksta iš mūsų laukų. Subtili ekosistemų pusiausvyra sutrinka, todėl kyla netikėtų pasekmių kas kada. Tačiau pesticidų poveikis yra daug platesnis nei tiesioginės aukos. Šios cheminės medžiagos išlieka aplinkoje, kaupiasi gyvūnų audiniuose ir netgi patenka į mūsų pačių organizmą. Ilgalaikis pesticidų poveikis sveikatai vis dar tyriamas. Tačiau tyrimai rodo, kad jie yra susiję su vėžiu, apsigimimais ir neurologiniais sutrikimais. Pesticidų naudojimas yra trumparegiškas sprendimas, turintis toli siekiančių ir pražūtingų pasekmių. Tai praktika, kuri kenkia sveikos ir tvarios ateities pamatams. Turime atsikratyti priklausomybės nuo šių toksiškų medžiagų ir pasirinkti alternatyvius metodus, kurie veiktų harmonijoje su gamta, o ne prieš ją. Aplinkosaugos krizė yra ne tik mokslinis ar technologinis iššūkis. Tai moralinis iššūkis. Tai verčia mus spręsti esminius klausimus apie mūsų santykį su gamtos pasauliu. Ar esame jos šeimininkai, galintys be pasekmių išnaudoti jos išteklius? O gal esame jos sergėtojai, kuriems patikėta ją rūpintis ateinančioms kartoms? Rachel Carson tikėjo, kad turime moralinę pareigą saugoti gamtos pasaulį. Ji teigė, kad kiekviena rūšis turi savaiminę teisę egzistuoti, neatsižvelgiant į jos naudą žmonėms. Beatodairiškas pesticidų naudojimas jos nuomonė pažeidė šią pagrindinę teisę ir kėlė grėsmę pačiai gyvybės žemėje struktūrai. Gamtos pasaulis nėra skirtas mums valdyti ar kontroliuoti. Tai sudėtingas ir tarpusavyje susijęs gyvybės tinklas, kuriame kiekviena rūšis atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį palaikant trapią ekosistemos pusiausvyrą. Nuo mažiausių vabzdžių iki didžiausių žinduolių, kiekvienas padaras prisideda prie planetos sveikatos ir gerovės. Mūsų moralinis kompasas turi vesti mus tvaraus ir etiško santykio su gamta link. Turime pereiti nuo išnaudojimo prie globos mentaliteto, pripaždami, kad esame gamtos dalis, o ne atskirti nuo jos. Mūsų veiksmai turi atspindėti gilią pagarbą visoms gyvybės formoms ir įsipareigojimą išsaugoti planetą ateities kartoms. Ketvirtas skyrius – gamtos sprendimai – tvarios kenkėjų kontrolės pasirinkimas. Kenkėjų keliami iššūkiai yra neginčiami, tačiau atsakymas slypi ne pačios gamtos sprendimuose. Tvarios kenkėjų kontrolės metodai, įkvėpti ekologinių principų, siūlo veiksmingas alternatyvas, apsaugančias tiek žmonių sveikatą, tiek aplinką.
Vienas iš tokių būdų yra integruotoji kenkėjų kontrolė arba IKK, holistinė strategija, pabrėžianti prevenciją ir natūralius kontrolės metodus. IKK daugiausia dėmesio skiria kenkėjų gyvenimo ciklų ir jų sąveikos su aplinka supratimui, naudojant įvairius metodus, siekiant išlaikyti kenkėjų populiacijas žemiau žalingo lygio. Pavyzdžiui, sėjomaina sutrikdo kenkėjų gyvenimo ciklus, pakeisdama jiems prieinamą maisto šaltinį. Natūralių plėšrūnų, tokių kaip boružėlės ar maldininkai, įvedimas gali veiksmingai kontroliuoti kenkėjų populiacijas, nenaudojant kenksmingų cheminių medžiagų. Mišrus sodinimas, skirtingų augalų rūšių auginimas kartu, taip pat gali atbaidyti kenkėjus ir padidinti biologinę įvairovę. Šie tvarūs metodai, toli gražu nenauji ar neišbandyti, jau šimtmečius taikomi ūkininkų visame pasaulyje. Jie reiškia grįžimą prie tradicinės išminties, pritaikytos prie šiuolaikinės žemės ūkio praktikos. Šių natūralių sprendimų taikymas yra naudingas ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai bei ilgalaikiai mūsų maisto sistemų tvarumui. 5. skyrius – ateities pasirinkimas tvaraus sambūvio link. Kelias į priekį aiškus. Turime pasirinkti ateitį, kurioje tvarumas būtų ne tik madingas žodis, bet ir pagrindinis principas. Tai ateitis, kurioje pripažįstame visos gyvybės tarpusavio ryšį ir stengiamės gyventi harmonijoje su gamta, o ne konflikte su ją. Šiam perėjimui reikalingas esminis mūsų vertybių ir prioritetų pasikeitimas. Turime atsisakyti vartotojiškos kultūros, kuri labiau vertina momentinį pasitenkinimą nei ilgalaikę gerovę. Turime pasirinkti sąmoningesnį vartojimo būdą, sumažinti priklausomybę nuo vienkartinio naudojimo plastiko, taupyti vandenį ir energiją, bei sąmoningai rinktis produktus, kuriuos perkame. Labai svarbu remti vietos ūkininkus ir tvarų žemės ūkį. Rinkdamiesi vietoje užaugintus, ekologiškus produktus, ne tik sumažiname savo poveikį aplinkai, bet ir remiame ūkininkus, kurie yra įsipareigoję saugoti žemę ir skatinti biologinę įvairovę. Kiekvienas iš mūsų turime atlikti savo vaidmenį, kuriant tvaresnę ateitį. Kasdien priimdami sąmoningus sprendimus, galime kartu pakeisti padėtį. Tai mažų žingsnelių kelionė, kiekvienas iš jų priartinantis mus prie ateities, kurioje žmonės ir gamta klestėtų harmonijoje. 6. skyrius. Mūsų bendra atsakomybė raginimas veikti dėl žalesnio rytojaus. Iššūkiai, su kuriais susidūrė mūsų planeta, yra bauginantis, tačiau neturime prarasti vilties. Kaip Rachel Carson, tylus pavasaris įžiebė pokyčių judėjimą, taip ir mes galime tapti tvarios ateities katalizatoriais. Mūsų kolektyviniai veiksmai, kuriuos skatina bendras atsakomybės jausmas, gali pakeisti padėtį. Turime būti informuoti piliečiai, šviestis apie aplinkosaugos iššūkius, su kuriais susidūrėme, ir mums prieinamus sprendimus. Turime pradėti atvirus ir sąžiningus pokalbius apie savo poveikį planetai ir savo pasirinkimus. Mūsų balsai svarbus. Turime reikalauti, kad mūsų išrinkti pareigūnai vykdytų aplinką tausojančią ir tvarumą skatinančią politiką. Turime remti organizacijas, kurios dirba siekdamos išsaugoti mūsų gamtos išteklius ir sušvelninti klimato kaitos poveikį. Laikas savęs raminimui jau seniai praėjo. Mūsų planetos ir ateinančių kartų gerovė priklauso nuo mūsų šiandienos veiksmų. Pasirinkime tvarumo kelią vedantį į sveikesnę, teisingesnę ir gyvybingesnę ateitį visiems. Būkime karta, kuri apgrenš bangą, karta, kuri užtikrins, kad tylus pavasaris niekada neateis.